Nu, bičiuliai, žiūrėkit. Nauja prekė mūsų kieme. Galbūt, kaip sakant, kažką sudomins. Toj viską supasakosiu. Peugeot 5008 jūsų dėmesio. Visus mūsų automobilius rasite autobrokeris.com svetainėje. Žiūrėkite, apsižiūrėkite. Galbūt kažką įsirinksit, atvažiuosite į vietą Vyšnių gatvė 2 Lukšiai Šiaulių rajone. Pasibandysit ir įsigysit. Taip pat būtinai, bičiuliai, būtinai, primiktinai prašau, jums tai nieko nekainuoja, o, kaip sakant, ir man bus gerai, ir jums patiems, tai būtinai paspauskite sekti mūsų socialinius tinklus. Važiuojam autobrokeris Facebooką, Instagramą arba TikToką, kaip kam patogiau. Čia jau jums spręsti, kur jūs mane žiūrit. Paprasčiausiai, kai atsiranda geras variantas, jo nepraleistumėt, nes kiek sulaukiu skambučių po automobilių tam tikrų pardavimo, tai jūs net neįsivaizduojat. Ir žmonės sako, blemba, nepamačiau, su kur sekat. Ne, sako, tai sakau, pasisekit. Paspauskit sekti. Ir kitą kartą, kai išlys geras variantas, iš karto išmesiu jums pranešimą ir liksit pamatęs automobilį. Taip, dabar prieikim prie temos. 5008, 2017 metų, 1,2 litro 96 kW benzinas. Benzinas, mechanas, 7 vietų. 7 vietų, kėbulas gražus, turi vat čia plimpikė tokia mažylytė. Kažkur dar mačiau. Toj pusėje, va, čia va. Čia va tiksliau. Daugiau kėbuliukas gražus. Automobilis iš Belgijos. Kaip sakiau, 7 vietų. Sėdynės susileidžia į dugną, o čia esu padaręs, kad matytumėte. Ištesta taip, sugulusios taip. Taip kad, kam nereikia 7 vietų, tai didelė bagažinė, kam reikia 7 vietų, nu tai vaikus galima, kaip pavyzdys, susisodinti. Turi partronikus priekyje gale, turi kameras. Turi štai tokį saloniuką kombinuotą, užuolaidėlės. Saloniukas štai. Medžiaga su odikė. Taip, klima. Taip, ką dar turi? Čia viskas elektra. Vairuotojo sėdynė štai. Čia va tokį turi smulkų į plišimą. Greičiausiai lipant su kelnių saga. Taip, ta sėdynė gerai. Čia mano pričindalai. Čia visur irgi viskas gerai. Mechanas, važiavimo režimai, nuokalnės, stabdis, multimedija, multifunkcinis vairiukas, autopilotas, pilnai LED skydelis. Rita automobilio 154 tūkstantukai. Jeigu reikia, jeigu poreikis yra, už labai simbolinę kainą galime suteikti garantiją 1 metams arba 10 000 kilometrų. Tai va, čia jau, kaip sakant, klientui spręsti. Pritemstantis taip pat veidrodėlis. Ir viskas, ką žinau, daugiau čia tų navarotų kaip ir nelabai kas yra, nes mechanas 1,2 litro. Čia kažkiek prikištas ir nebūna. Ne visiems reikia tų mandrumų, tą žinau tikrai iš patirties. Ne kartą yra žmonės užsakę, kad surastumėm automobilį ir reikalavimas yra, kad kuo mažiau būtų elektros. Ypač jeigu žmonės yra vyresnio amžiaus. Mažiau elektros, mažiau kam gesti, teisingai. O, kaip sakant, tiem, kam reikia navarotų, tai gaunat pasiieškoti tada kito varianto. Bet palaukit, išgirsit toj kainą jo. 5008, ne 3008, ne? Kaina būtų, bičiuliai, 10 900 eurų ir dar negalutinė. Galimas dėrybos. Taip kad kaina tikrai, manau, gera pagal metus, pagal tai, jog tai yra 5008 modelis, didesnis negu 3008. Jeigu ką domina, skambykite nurodytais kontaktais virš mano galvos, važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba nurodyt telefono numeriu. Arba rašykit, arba skambykit, kaip kam patogiau. Taip pat galime parduoti jūsų turimus automobilius mūsų aikštelėje. Viskas, ką reikia padaryti, atvažiuoti, atvežti automobilį į aikštelę apžiūrai,
pasižiūrėsim, jeigu viskas tvarkoj, jeigu praeis mūsų patikrą, pastatysime tą automobilį savo aikštelėje ir greitai parduosime už jūs. Jums tai nieko nekainuos, mes, kaip sakant, užsidirbam patys. Ačiū už dėmesį, bičiuliai, ir iki sekančios apžvalgos.